Sandra, atsigauk. Sandra. Sandra, jo. Telefoną nekeli, visas ignoruoju, randu čia tave. Prisivartojusi. Bliam, galėjai mirt, Sandra, kas vyksta? Matai, Ką? teliko nėra. Benas išsinešė. Maldauju, nebeįsileisk jo. Kad jis čia, Kur čia? mano namuose. Ką? O gal Mylė, padėk jam. Taigi matai, kad gyvas atsigaus. Nečiau, jam kas nutiktų. Tu ką ir darai, žudai save dėl jo. Tu nesuprasi. Jis nė viena nesvarbu. Myliu šį Mylę, supranti, myliu. Laura, aš jau išeinu, Ievutė laukia tavęs. Nefika, tai paskutinę minutę paskambinu, kad pabūtum su Ievutė. Taip gavosi. O taip, sėkmės tikrai prireiks. Ačiū. Aha, laukiam. Ievutė, ateina Laura. Gerai, pabūsiu su jai, mamytė turi išeiti. Maistelis tavo? Viskas. Norėsite? Ar tikrai nelaikas? Gal dar vieną šampaną? Nu, negausite to mano numerio. Aš jums tik gėrimą siūlau. Taip, iš pradžių gėrimas, po to bla 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 apie nieką, po to žiūrėk jau pas tave miegamajam. Man to tikrai nereikia. Gal tada vandens? Žinot, aš jūs vaišinau, galite nesirūpinti dėl sąskaitos. Visi vienodi. Aišku, aš neturiu čia lūkesčių, bet pasakyk man, iš kur tiek drąsos? Na. Aš padavėjas. Jei jums dar kažko reikės, aš būsiu škaro. Kokia gėda. Paula, kodėl jis manęs nekabina? Kiek čia bus? 15. Kiek daug? Tokios kainos. Žiauru. Geros dienos. Ačiū. Viso gero. Sveiki, čia aš dėl... Tu Auksė. Taip. Aš Marijana. Su manim kalbėjai telefonu. Malonu. Malonu. Tu graži. Ačiū. Pamenat, telefonu minėjau, kad nesu profesionali masažuotoja, bet tikrai labai greitai mokausi, tai išmoksiu. Puiku. O aš, kaip supratė, esu šios oazės šeimininkė. Čia dar dirba 2 merginos, Vika ir Mantė. Su jom nėra labai lengva sutart, bet nepiktybinės jos. Priprasim. Kažkaip susikalbėsim. Beje, kolegijos diplomas.
Šaunuolė. Patinki tu man, mažutė. Einam, aprodysiu viską. Tai tu palikai ją su tuo asilu. Tai tą asilą išvežė su greitajo Sandra palikau, aišku, kad išsimiegotų. Reikia kažką daryti. Kitaip jis ją nužudys. Nu, Kas tau yra? Viskas gerai. man? Tiesiog jaučiuosi nieko verta. Kodėl? Ai, turiu tokią pacientę, kur pasakoja apie vyro meilužę, kaip jinai dėl to jaučiasi, tai žinai, klausausi ir suprantu, kad aš lygiai tokia pati esu Igno žmonai. Aš griaunu ne tik savo, bet ir jo gyvenimą. Aš galvau, mano problemos didelės. Bet ašgi tik mėgu su tėvu ir jo sūnum. Vienu metu? Ta prasme. Nu, su tuo sūnum tėvu. Nu ne, ko tu čia mane laikai? Tuo, kuo karšta moterį. Atsiprašau? Baik, nekelk rankų. Ta prasme, noriu užsisakyti. Aš čia jau taip gėdos prisidariau. Okei. Bet kuriuo atveju man irgi reikia eiti, tai... Varai? Ne, aš dar čia trumpam liksiu. Čia. Marijana, ačiū Jums labai, kad taip nuoširdžiai viską aprodėt. Man tikrai patinka čia. Stengiamės. Nori pabandyti? Ką? Dirbti? Dabar? Dabar. Kaip dabar? Auksė, aš suprantu tave. Tu esi vieniša mama. Nu, viskas kainuoja, o mes moteris turim palaikyti vieną kitą, padėti, pasirūpinti. Aš nesu vieniša mama ir mano vyras dirba, aš čia tiesiog laikinai. Tai kaip? Aš nežinau, nuo ko pradėti. Tai ramiai. Aš tau paaiškinsiu teoriją ir tada eisim prie praktikos. Tvarkoj? Vika, gali atnešt plėšiuką su teorija? Ačiū, mažda. Prašau. Ačiū. Aš pasistengsiu kuo greičiau viską įsikelti galvą. Šaunuolė. Už kiekvieną masažą gausi 100 eurų plus tai, ką kiekvienas klientas tau norės palikti kaip arbatą. Tvarkoj? Gerai. Gerai. Tai ačiū dar kartą. Į sveikatą. Oi, tik nieko neprisigalvok, čia buvo tik pagodų seksas. Man tinka. O pagoda man ar tavo? Man atrodė įsižeidusi, kad aš tik dirbu savo darbą. O ne kabinau tave. Nu, nesakyk, reiškia kabinai, jeigu jau atsiradai mano lovai. Papa, bet tu grįžai. Ir tikrai ne šampanas. Gerai, gerai, lygiosios Jonai. Draugas. Kaip pasakysi, draugas. Tau pasisekė. Retai kas pas mane gauna kavos. Aš mielai sugrįžčiau ir dėl kavos. Tik neįsijausk. Užtenka mano gyvenime painiavos. Kažkas labai skaudino šią gražuolį. Dar nežinau, ar mane, ar aš. Kas? Pala, niekur ne.